Šiaip jau visiškai sutinku, gali būti idealizmas arba vertybinis dalykas su pragmatiniu užtaisu. Gali klajoti tarp debesų, taip sakant, be jokio pragmatizmo, tai liberalai yra ant žemės stovinti vertybinė partija, kuri ieško pragmatinių galimybių realizuoti tas idėjas. Arba kurti idėjų lauką ir kurti kitokį gyvenimą paremtą liberaliomis idėjomis. Sureikšminkim Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Mili tinklalaidę Sureikšminkim žiūrovai. Šiandien turim kiek kitokią tinklalaidę. Šiandien turime du su Liberalų sąjūdžiu labai stipriai susijusius asmenis, kadangi minime Liberalų sąjūdžio 20-metį. 20 metų apie žmonės, 20 metų apie idėjas, atsakomybę, klaidas, patirtį ir visa kita. Šiandien ir norėsime apie tai pasikalbėti, kaip atrodyti 20 metų kartu su Liberalų sąjūdžiu. Aš esu Lukas Kornelijus Vaičiakas, Liberalų sąjūdžio atsakingasis sekretorius ir kartu šiandien su manimi Liberalų sąjūdžio pirmininkė, Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki. Ir Liberalų sąjūdžio vienas iš steigėjų, buvęs partijos pirmininkas, nepriklausomybės akto signataras ir Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Sveiki. Nuo ko norisi pradėti? Tai norisi pradėti nuo emocijos. Tai išgirdus, kad 20 metų Liberalų sąjūdžiui, koks pirmas vaizdas ar prisiminimas ateina į galvą? Viktorija. Kad 20 metų yra labai gražus jaunystės momentas, kad viskas prieš akį, kita vertus jau yra šiek tiek gyvenimiškos patirties, tai gal taip iš žmogaus gyvenimo perspektyvos, o šiaip liberalai man visada asocijavosi su dviem dalykais. Dar tada, kai pradėjau savo politinę karjerą, tai vienas dalykas yra idėjos. Ir šiandieną liberalų, tam, kad būtum liberalų, reikia tvirto stuburo, nes liberalios vertybės dabar neišgyvena populiarumo ir tuo įdomiau būti liberalu, tuo svarbiau. Ir kitas dalykas yra bendruomenė, tokia tikrai įdomi, ryški, skirtinga, tokia optimistiška daugiausia, bet drauge ir su, tokiu sarkazmu bendraujanti kartais. Žodžiu, smagi bendruomenė. Tai šiaip ir įspūdis geras, ir laikas geras, o kad iššūkių yra aplink mus, tai tik daro mūsų darbą įdomesnį. Ačiū, Eugenijau, Aš jūsų dar vaizdas. papildyčiau, stabilumas ir atsakomybė, man tokie du žodeliai skamba, o kai kalbam apie įvairiaspalvę bendruomenę, aš drįstu tą patį, ką apie partijos narių šnekam, perkelt ant mūsų rinkėjų. Jie taip pat tokie, labai optimistiški, atsakingi, reikalaujantis atsakingumo ir iš tų, už kuriuos balsuoja. Ir štai čia Liberalų sąjūdis, žiūrėkit, kokį mes išsaugojam stabilumą, nepaisant visų peripetijų. Aš kalbu ir siūlymus keisti partiją, paleisti tą partiją ir taip toliau. Mes pavadinimą tik simboliškai pakeitėme. Nuo Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis sutrumpinam iki Liberalų sąjūdis. Tuo tarpu partija, nuo kurios mes atšokome, tai yra Liberalų ir Centro sąjunga. Net susirašiau. Jos pavadinimai kito šitaip. Liberalų ir Centro sąjunga. Sąjunga taip, skliausteliuose, Tėvynės atgimimas ir perspektyva. Lietuvos Laisvės sąjunga liberalai. Laisvė ir teisingumas, ir štai prieš nepilnus metus persivadino Centro dešinės sąjunga. Ir jie galvoja, kad jie ką nors apgaus pakeisdami pavadinimą. Kaip yra 1,9, 2,1%, taip daugiau ir nelipa. Aš manau, tas stabilumas ir atsakingumas prieš save, prieš eksponuojamas idėjas ir prieš savo rinkėjus yra du žodžiai, kurie man suskamba kalbant 20-mečio progą. Šiaip Eugenijus gerą detalę tikrai išryškino, kad Liberalų sąjūdis yra vienintelė partija, kuri nesikrato liberalų savo pavadinime. Ir man tai parodo mūsų nuoseklumą, nepaisant per ilgus metus buvusios įvairios kritikos. Ir tikrai buvo ir, šiek tokių, nesakytum, klystkelių, bet, tarkim, kompromisų su vertybėmis, taip, jų politikoje kartais tenka daryti, nors visada norisi asmeniškai jų bent jau niekada nedaryti ir, tuo gali pasiteisinti. Bet kalbant apie liberalus, mes ir esame ta liberalioji partija ir liberalus
savo pavadinime esame išlaikę ir to didžiuojamės. Ir dar vienas dalykas, kas yra ne emocija, bet faktas, bet emocingas faktas. Žiūrėkit, kiek partijų Lietuvoje iki liberalų sąjūdžio atsikūrimo atskilo nuo savo motininių partijų. Daug buvo, kurios atskilo ir visos bemat numirė per pirmus rinkimus. Liberalų sąjūdis istorijoje buvo pirma politinė partija, atskilusi nuo, vadinkime, motininės liberalų ir centro sąjungos, kuri kitose Seimo rinkimuose pateko į Seimą ir aplenkė motininę partiją. O visose likusiuose Seimo rinkimuose, visose po to ėjusiuose Europarlamento rinkimuose taip pat patekdavo ar į Europarlamentą, ar į Seimą, o motininė partija nebepateko niekur, nepaisant tų pavadinimų kaitaliojimo. Tai štai mes esame istoriškai pirmoji partija, kuri patyrė sėkmę, o buvo taip nedrąsu atsiskirti, kai žinojai, kad visi iki tol atsiskyrusieji nugrimzdo, numirė. O mes turėjome turėti tą tikėjimą, o mes galim ir mums pavyko. Tai va, apie tą tikėjimą, kad galim ir pakalbėkim šiek tiek daugiau. Bendrai dėl ko atsirado liberalų sąjūdis, ar kažko trūko, ar nebebuvo pasidalijama postais, kodėl, kas buvo pagrindinis tas veiksnys, dėl ko turėjo atsirasti partija? Na, labai trumpai bandau tą ilgą istoriją pasakyti. 2003-aisiais liberalai ir centro sąjunga, dvi partijos, liberalų sąjunga ir centro sąjunga nutarė susijungti. Liberalam vadovau aš, centro sąjungai Kęstutis Glaveckas. Na, du signatarai susitarėm. Dar prisijungė modernieji krikščionys demokratai ir 2003-aisiais įkūrėme partiją, kurios vadovu, na, su visokiom gudrybėm esu jas aprašęs, tampa Artūras Zuokas. Viskas tvarkoj. Tačiau Artūras Zuokas pradeda skambėti byloje, kur kažkas turi plaukti pilvu į viršų nerimi, mero rinkimų istorija, baudžiamoji byla. Po to kita baudžiamoji byla, Rubikono juodoji buhalterija, kur skliausteliuose suma skirta abonentui ir taip toliau. Mūsų partijos pirmininkas, bendros partijos pirmininkas įgauna slapyvardį abonentas. O dar pakeliui Vilniaus meras abonentas pabėga į Varšuvą, aiškinamas, kad jis čia šventą dalyką darė. Na, tebūnie, tai galima jo versija, nenoriu smerkti. Niekas nežino, kaip ten buvo, kodėl pabėgo, bet pabėgo. Ir štai mes turime būti šitoje partijoje. Ir aš tada pasakiau, mes negalime eiti į Seimo rinkimus 2004-aisiais, kai mus veda toks žmogus, kuris klimpsta į bėdas. Mane pasmerkė visi po 17 dienų. Pasmerkė partijos taryba. Po 17 dienų pats Zuokas atsiveda Petrą Auštrevičių, sako, šiaip Eugenijus buvo teisus, aš negaliu vesti partijos į Seimo rinkimus, aš siūlau Petrą. Atsirado Petras Auštrevičius pas mus. Zuokui dar viena baudžiamoji byla prasideda. Na ir Petras buvo tas, Auštrevičius, kuris inicijavo, gana čia mum terliotis. Jis neturėjo jokių sentimentų tai partijai. Aš turėjau sentimentų. Aš norėjau partijoje daryti perversmą ir nuversti Zuoką. Auštrevičius išstojo iš partijos su keliais kolegomis, tada nebeliko pajėgų, kurios galėtų nuversti Zuoką. Teko kurti kitą partiją, dėl to aš nesigailiu, esu net viešai pagyręs Petrą Auštrevičių už tą siekiamybę. Gana čia terliotis toje baloje su Artūru Zuoku, kurkime naują partiją. Viktorija, kaip jūs galvojat, vis tiek, Eugenijus labai trumpai pristatė, galima čia valandas kalbėti apie tai, o kaip jūs galvojat, ar liberalų sąjūdis ir dabar po 20 metų išliko vertybiškai toks pats, kaip ir prieš 20 metų, ir ar dirba dėl to paties, ar galbūt šiek tiek kažkas pakito? Aišku, kad laikmetis keitėsi ir jeigu 2006 metais mes buvome ką tik tai įstoję į NATO, Europos Sąjungą, daugelis vakarietiškų, europietiškų vertybių buvo viena vertus tokia siekiamybė, kurios mes labai kaip pirmūnai stengiamės siekti, tai vėliau netgi atėjo toks momentas šiokio tokio nuovargio arba skepticizmo, kaip neretai būna tose šalyse, kurios jau tapo visų valstybių klubais ir netgi ir liberalios partijos kartais užbuksuoja tokiose situacijose. Bet aš sakyčiau, kad kuo liberalai buvo ryškus ir labai patrauklus dar tuo metu, kai aš nebuvau liberalų sąjūdžio nare, tik tai stebėjau politiką iš šono, būdama sportininkė, kad
tikrai vertybiškai buvo nuosekliausia, drąsiausia partija, kuri kalbėjo apie, tarkim, žmogaus teisų klausimus, apie kuriuos nebuvo populiaru šnekėti. Gal vienas kitas socdemas kalbėjo iš tų tokių progresyviųjų kairiųjų. Bet čia reikia prisiminti, mes turėjome Dalią Kuodytę, Dalią Teišerstytę, tokias parlamentarės amžinatilsį abiem, bet buvo tos pirmeivės, kurios kalbėjo šitom temom. Būtent ir liberalai buvo, buvo tokie, iš tikrųjų, ir pirmeiviai, ir ryškus, ir, kita vertus, bendruomenės stiprybė yra ta, kad vieniem politikam atsitraukiant dėl vienų ar kitų priežasčių ateidavo, kas juos pakeisdavo ir kalbėtojai, veidai keitėsi, tai liberalų bendruomenė, tai niekada nebuvo vieno žmogaus partija, netgi ne kelių žmonių partija ir man atrodo, kad būtent vertybės ir vienyje tuos žmonės, tai visų pirma nėra apie vieną kažkokį tai vadą, nors Eugenijus yra, be jokios abejonės, labiausiai nusipelnęs liberalas ir labiausiai atpažįstamas liberalas, kaip, tarkim, aprašęs savo istoriją ir knygutėje, kurią turėsime neužilgo galimybę paskaityti, bet šiaip jau taip vertybės išlieka ir kas, man atrodo, dar labai svarbu, kad liberalų sąjūdis nuo įsteigimo visose rinkimuose peržengė ribą patekimo į parlamentą ir, iš esmės pergalingas buvo visą laiką. Ir tai mano akimis rodo, kad liberalų sąjūdis yra viena iš 3 didžiųjų partijų, nors reitinguose mes ne visada esame tokie, bet ideologiškai mes esame viena iš 3 pagrindinių sisteminių partijų ir galima atmesti, aišku, kad visada atsiranda kažkokie tai radikalai, kažkoks tai politinis projektas, kurie keičiasi rinkimai po rinkimų, bet liberalų sąjūdis yra ir jis pasiekia gerą rezultatą, nes turi dalies žmonių pasitikėjimą ir, kai aplinkybės klostosi mums palankia linkme, įkvepia dar ir dalį žmonių prisijungti. Aš dar gal vieną tik dalyką. Nebuvom niekada vieno žmogaus partija ir čia tikrai yra mūsų stiprybė ir ačiū Viktorijai, kad nesiekia tapti vieno asmens partijos vadovė. Bet mes nebuvome ir vienos temos partija. Mes buvome labai plataus, visapimančio spektro partija. Esame matę partijų 1-2 klausimų vadinamų partijų ir anksčiau ir visiškai neseniai. Bet keistis reikėjo, ne tik dėl to, kad mes natūraliai evoliucionavom, Lietuvoje evoliucionavo, aplinkybės keitėsi. Pavyzdžiui, liberalų sąjunga, liberalų centro sąjunga ir liberalų sąjūdis susikūręs buvo ilgą laiką labai aiškiai už savanorišką kariuomenės komplektaciją. Juk pilietinė visuomenė, yra piliečių, kurie nori ginti tėvynę, kam per prievartą varyti. Truputį taip buvome kreivai kartais pravardžiuojami. Bet štai 14 metų Rusijos invazija į Ukrainą atvedė prie diskusijų ir liberalai mes pakeitėme tą nuomonę, pasakėme taip, mišrus modelis formavimo toks, koks yra dabar, ir savanoriškas tarnavimas, ir šauktinių kariuomenė turi būti Lietuvoje. Tai nebuvome dogmatikai, matėme tuos pokyčius ir kai kas nors dabar mums primeta kartais tą liberaliąją dogmatiką, kuri buvo 19 amžiaus pirmoje pusėje, tai kažkas knygelę paskaitė ir galvoja, kad šiuolaikinis liberalizmas toks ir yra. Mes tikrai esame civilizuota, socialiai atsakinga, įvairiapusiška partija. Daugiau norėčiau jūs dar pasitikslinti apie tą, ką jūs abu ir kalbėjot. Kas padeda labiau partijai judėti į priekį? Aiški kryptis ar gebėjimas prisitaikyti prie realybės? Nes tas, kas buvo prieš 20 metų, tikriausiai nebeatpažintų žmogus nusileidęs iš ateities ir bandydamas supras, kas buvo per tą 20 metų. Aš manau, liberalus atpažintų. Tad kryptis, man atrodo, kaip stuburinė kryptis, strėlės ašis, jinai tebėra atpažįstama, nepaisant visų aplinkybių kintančių aplinkų ir mūsų viduje. O prisitaikymas prie aplinkybių, tai tikrai nesam kažkokie dogmatikai, kaip sakau. Tai, man atrodo, tas kūrybiškumo pradas mumyse tikrai egzistuoja, sugebėjimas akceptuoti kitus realybės sandus ir prisitaikyti prie to. Man atrodo, iš Leonido Donskio tekstų labai lengva įsitikinti, kad, nors rašyti jie paskutiniai tekstai jau prieš
daugiau negu 10-metį, ar ne, ar prieš 10-metį iššūkiai liberalizmui yra jau jo aprašyti, tie, kurie dabar yra sustiprėję, bet iš esmės ir tie patys terminai vartojami, žeminantis liberalus, ir taip pat kalbama apie liberales vertybės, kad štai jos kažkokios netokios, ir ta pati neapykanta kitam, ir baime kitokio žmogaus, visomis prasmėmis. Tai aš manau, kad tos esminės temos, jos išlieka aktualios, tik netgi dabar yra sustiprėję, suriškėję, labiau sutirštintos spalvos ir aišku, radikalėjant visuomenėm, labiau skaldantis į atskiras stovyklas, liberalų vaidmuo stiprėja, kadangi mes esame viena vertus principingi, bet kita vertus pakankamai nuosaikus. Ir tas nuosaikumas ir principingumas atrodo prieštaraujančios viena kitai sąvokos, bet man atrodo, mumise jos pakankamai gerai dera. O to labai reikia ir toliau reikės dar labiau. Ir man patinka, kad kai kurie politikos filosofai dabar netgi iškelia tokią mintį, kad liberalai kitose valstybėse, ne Lietuvoje, tampa naujaisiais beveik konservatoriais. Ta prasme, kad jie saugo institucijas konservatoriams, tarkim, konservatyvių pažiūrų politikams radikalėjant, tai nebūtinai apie Lietuvą čia kalbu, bet apskritai bendra tendencija yra tokia, o liberalai, jie, tokie tampa sargybiniai, valstybiški, saugantis tas institucijas, tas taisyklės, dėl kurių liberali demokratija ir yra geriausia santvarka, o dabar, kaip žinome, jei nebraška, tai bent jau labai yra smarkiai atakuojama. Kai Viktorija sako nuosaikumas ir principingumas, galbūt sunkiai suderinami. Ne, jie nėra suderinami. Tai yra veikimo būdas nuosaikumas, ar ne? Principingumas, tai principas, tai ašis ir taip toliau. Tai dar tarp kitų puikiai paminėtų tokių priešingybių, kuriuose pasaulis šiandien konkuliuoja, dar vieną paminėčiau, stipraus vado poreikis ar demokratinis procesas. Tai liberalų sąjūdis visada buvo už tą demokratinį procesą. Dėl to mes netapome vieno asmens partija, dėl to mes buvome tie, kurie iš karto, pavyzdžiui, į Donaldą Trumpą pradėjome žiūrėti, vaikinai, čia kažkas bus negerai. Kai tuo tarpu noriu... Oranžinė spalva beveik. Bet aš noriu pasakyti, kas tuo metinėme Seime po pirmosios Trumpo pergalės 16 metų rudenį įkūrė Trumpo bičiulių grupę. Vienas garsus konservatorius, kuris užsiropštęs į konservatorių vadovo viršūnę. Jam patiko. Man atrodė, kaip šitaip demokratinė partija, kuri švenčia demokratijos šventes, visokias vadinamas, ir jų jaunas žmogus, tada dar ne pirmininkas, triumfuoja, kad štai yra Trumpas, kuris labai reikalingas. Mums turbūt liberalam atrodė, kad tai yra pavojingas. Ir štai šiandien mes turime pasaulio tvarkos, liberalios tvarkos griuvimą, liberalios ne pagal liberalų sąjūdį, liberalios demokratijos griuvimą, prie kurio atveda štai toks diktatoriškas vadovavimo stilius. Tai niekad nesižavėjom tuo diktatoriško vadovavimo stilium. Šiek tiek turėjom 4 dienų pirmininką, kuris galvojo, dabar tai jau bus tvarka, bet nugriuvo nuo taburetės tas kortininkas ir išėjo iš politikos. Grįžtant į Lietuvą dar trumpai, jūs kalbėjot, Viktorija, apie tai, kad liberalų sąjūdis yra viena iš 3 tokių pamatinių partijų. Ir jau girdisi Lietuvoje politologų vertinimų, kad liberalų sąjūdis yra gryniausia ideologinė prasme. Pritartume tam? Taip, aš manau, kad tai yra, darosi vis labiau akivaizdu. Ir šioje kadencijoje Seime mes tikrai neturime jokių esminių prieštaravimų dėl kažkokių tai programinių nuostatų. Tai yra svarbu, bet kita vertus aš matau netgi, žiūrėdama ir ankstesnes rinkimų programas ir mūsų siūlymus sulygindama su programos nuostatomis. Ir kuomet mes diskutuojame, dalyvaujame diskusijose, konferencijose, siūlome dalykus, galų gale gynybiškai reaguojame į tai, ką siūlo dabartinė koalicija ar kažkokie jos atskiri partneriai, visa tai atitinka liberaliasias vertybės. Ir, tiesą pasakius, būna situacijų ir netaip jau retai, kai mes tą darome puikiai suprasdami, kad populiarumo, tokio plataus populiarumo prasme, tai nėra pati labiausiai laiminti pozicija, bet tai nesvarbu, nes man atrodo, kad mus ir vertina už tai, kad
žmonės, kurie stebi liberalus, palaiko, balsuoja, jie žino, ko iš mūsų tikėtis. O dabar, taip, tokiu laiku gyvename, kad jau tai politikoje yra neįtikėtinai didelė vertybė. Tu žiūri ir tu žinai, kad šita frakcija, šitie žmonės, tu gali numatyti, už ką jie pasisakys, kaip jie balsuos, ką jie gins, kokias vertybės gins ir jie nebus ryte liberalai, per pietus socialdemokratai, o vakare populistai. Ir tai, manau, yra žiauriai svarbu. Bet čia turbūt reikia matyti ir pasaulyje vykstančius procesus ir neliks liberalų sąjūdis vieninteliai urviniai išlikę šitoje civilizacijoje, ar ne? Pasaulyje žinomos tokios filosofinės mintis kaip partijų mirtis, ideologijų mirtis. O aš sakyčiau, pavyzdžiui, partijų mirtis respublikonus pakeičia MAGA, kažkokia organizacija. Gal trumpalaikė, gal ilgalaikė, velniai žino. Pas mus pačius konstitucija liepia sudaryti sąlygas dalyvauti piliečiams kažkokių judėjimų pavidalų, o ne partijų pavidalų savivaldos Europarlamento rinkimuose. Bet tai man labai gražu ir suprasti teisingai, kad aš taip džiaugiuosi, kad mes išsaugom tą liberalų, ne tik kevalą, bet ir patį riešutą viduje, bet neišvengiamybė yra tokia. Persilieja daugelis dalykų ir kartais nebeaiški ta riba, o tiek čia konservatyvizmo, tiek liberalizmo. Ar liberalų posūkis į kokią nors socialinę sferą, socialinę atsakomybę, socialinį jautrumą, ar čia jau nėra socializmas? Ne, aš nemanau. Yra tam tikros ribos, bet tos ribos pradeda plaukioti, jos nebėra nukirstos, nebėra kuoliukais užkapota, kaip vėjo nublokšti filme, ten žemė dalinantis kuoliukus užsikali ir viskas, tavo žemė. Mes negalim užsikalt kuoliukų, mes esame atvira politinė partija idėjoms, pasaulyje sklandantiems vėjams, kurie atneša ir gerų dalykų iš šiek tiek liberalam netradicinių ideologijų, kaip ir kitos ideologijos perėmė liberalizmo labai daugelį dalykų. Tai tos pačios žmogaus teisės, kažkada buvusios socialdemokratinės minties ir liberaliosios minties, taip sakant, stuburas tapo daugybės politinių partijų alfa ir omega. Užsiminėte, Eugenijau, apie idėjas ir svarbu dar šiek tiek grįžti į istoriją. Jau dabar į ateitį žvelgiam, į dabartį. Bet buvo partijų ir toks laikotarpis, kai bendruomenė ir bendrai liberalų sąjūdį išdavė ne idėjos, bet žmonės. Ir tikrai buvo ne vienas galbūt epizodas, vieni ryškesni, kiti mažiau ryškus. Kodėl jūs nusprendėt likti partijoje per įvairius laikotarpius, kur buvo vieni labai šviesus, kiti tamsesni? Kodėl nusprendėt likti? Ar nebuvo minčių pasitraukti, galbūt įkurti atskirą partiją? Tai kaip bendrai tuo metu jūs jautėtės? Gerai, minčių kurti atskirą partiją niekada neturėjau. Trauktis iš politikos kaip iš tokio amato buvo minčių, net esu parašęs, būdamas Europarlamente 2008-aisiais apsisprendžiau, kad daugiau nekandidatuosiu. Tada klausė, ką Gentvilai darysi, išėjęs iš Europarlamento, iš politikos. Pasakiau, gal sraidės kokias audinsiu, taip ir gimė viena publikacija, Gentvilas žada audinti sraidės. Taigi į Europarlamentą aš nebekandidatavau, bet prikviečiau Leonidą Donskį, man rūpėjo liberalios idėjos, liberalūs dalykai. Labai džiaugiausi, kad atėjo Leonidas, vėl užsikabinome su kolegomis. Tai po to vykę dalykai, o ir prieš tai aš pasakyčiau, politinė praktinė veikla yra neatsiejama nuo išdavysčių, smulkesnių arba stambesnių. Suprantu, kad kalbi apie pačias stambiausio kalibro išdavystės, bet pavyzdžiui būtų ir tokių, kad partijos nariai, tokie vieni iš lyderių nusprendžia, savivaldos rinkimuose dalyvausime ne su partija, o su komitetu. Ir štai 2019 savivaldos rinkimai 9 skyriai nusprendė dalyvauti su komitetais, nusisukdami nuo partijos, ar mažiau nusisukdami, tai aš irgi traktuočiau kaip išdavystę. Kažkieno pabalsavimas atskiras pavienis su kažkuo kitu, irgi galima išdavystė. Tai neišvengiami dalykai, ar tai sisteminiai dalykai, ar ne? Tai štai čia reiktų vertinti. Tai aš sakyčiau, korupcinė istorija, tai sisteminis nusižengimas tam, ką mes teigiame. Ką mes norėjome parodyti visuomenį. Tai yra sisteminė pražanga, taip sakant, techninė ir 2 nesportinės iš karto ir išeini iš salės. Taip ir atsitiko. O mes likome.
O tokių smulkesnių pražangų turbūt kas nors galėtų sakyti, Gentvilai nevaidink šventojo, tu ir dėsi ten taip ir anaip pabalsavęs. Turbūt yra, ne, tai aš nesu fanatikas. Aš turiu, ir su kolegom esam kalbėję, ir frakcijoje, aš turiu kitą nuomonę, negu, pavyzdžiui, programoje parašyta. Bet negriausiai visos programos dėl to vieno man nepatinkančio punkto. Arba čia dėl asmenvardžių aš turiu kitą nuomonę, negu jaučiu, kad turi frakcijos dauguma. Ir tebūnie mes kažkaip sugebame sutilpti. Sugebam sutilpti su Viktorija, nekartą esam kalbėję apie tai, kad tą savo skirtumus mes turime parodyti kaip sugebėjimą telkti ir stiprumo požymį. O kai partija sako, mes esam 2 klausimų partija, žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, prie 3 klausimo nušausim. Nusišovė patys. Aš manau, kad toks ryškesnis, man bent jau mano patirtis tokia buvo tas partijos, jo nepavadinsi skilimu, bet išsiskirimas nuomonių tarp partijos dalies, partijos lyderių irgi tame tarpe dėl to, ar tu lieki su bendruomenė ir eini sunkiuoju keliu, ar pasirenki, tokį, visgi, ką aš traktuoju, lengvesnį kelią, naują pradžią, daug ten diskusijų buvo ir epitetų įvairių, nauja suknelė, kaip čia nauja mergelė, nauja suknelė ir panašiai. Iš to laikotarpio, kuris sutapo su mano tokio pradžia, iš esmės, politinės karjeros pradžia darbo Seime, aš išsinešiau tokį jausmą labai tvirtą, kad politikoje lengvi keliai, jie veda į šoną, kažkaip ne ten. Man atrodė, kad šunkeliai, taip. Man atrodė, kad sudėtingas kelias atsakomybės prisėmimo, tokio išėjimo iš krizės jis yra sąžiningesnis. Tai ir aš manau, kad tikrai nemenka dalis žmonių tą įvertino, bet tas įvertinimas ateina ne iškart, ne tą pačią dieną, netgi ne rytoj. Ir šiandien, pavyzdžiui, mes matome daug, aš norėčiau, kad būtų jų dar daugiau, bet nemažai jaunų žmonių, kurie pagal amžių visai panašaus amžiaus yra kaip Liberalų sąjūdis, kurie jau galbūt to sudėtingo laikotarpio nepamena, dar tuomet politika visai ir nesidomėjo. Gal net nebuvo. Gal net ir taip būtent, bet jie jau, tarkim, žiūri į politiką ir jiem patinka tai, už ką mes esame. Ir tų peripetijų jie net ir nežino. Bet man tos peripetijos mane išmokė, kad sudėtingas kelias yra mūsų kelias. Ir manau, kad tai irgi duoda tam tikrą užtaisą ateičiai, suvokiant, kad politikoje yra pabangavimų, bet kad mumis galima pasitikėti. Aš čia pailiustruosiu, ką Viktorija sako, visiškai į temą. Po visų tų peripetijų, teisėsauginių ir taip toliau, kurios tik prasidėję buvo pasiūlymas paleisti šitą partiją, maždaug susikompromitavo pirmininkas, tai matyti ir mes visi dabar būsime jau tokie, taip sakant, persekiojami. Taip, beje, esame persekiojami, o kas iš to, jeigu būtumėm pasitraukę. Tai štai buvo oficialus siūlymas balsuoti partijos tarybos posėdėje 17 metų lapkričio 4 už tai, kad paleisti Liberalų sąjūdį. Už balsavo 2 pasiūlymo autorius ir dar vienas iš Varėnos, kuris paskui sako, aš ne taip pabalsavau. 104 prieš ir 5 susilaikė. Partija nusprendė, gerai, stovime stoiškai, atlaikome tuos smūgius, kurių Kruša tik buvo prasidėjus. Po to buvo dar daugiau tų smūgių, bet mes atlaikėme. Su tuo pačiu pavadinimu, tuo pačiu juridinio asmens numeriu. Kaip pavyzdys, buvo kita partija, kuriai vadovavo tuo metu šiandien garsus antisemitas. Jo partijai pareikšti įtarimai, jis nubėgo pas Zuoką į kažkurią partiją Laisvė ir teisingumas su Artūru Paulausku ir dalyvavo 20 metų Seimo rinkimuose, vesdamas tą kitą partiją. O jo partija beje nuteista, bet visi pamiršta, kad jo vadovauta partija šiandien yra nuteista. Jis dabar taškosi seilėmis, čia jūs nuteista partija. Tebūnie, iškentėsim. Tas buvo sunkiausia atstatant pasitikėjimą partiją. Tiek partijos viduje, bendruomeniai, kad vėl grįžto pasitikėjimas, nes dabar jau matom, kad bendruomenė stipri, tvirta,
tikrai viską išgyvenus. Bet kas buvo sunkiausia, atstatyti pasitikėjimą, bendrai galbūt struktūra, pačia bendruomenė, organizacija, tiek bendruomenės viduje, tiek ir išorėje prieš kiekvieną Lietuvos pilietį. Aš negalėčiau pasakyti, kad kažkas buvo ypatingai sudėtinga. Taip, buvo porą metų, kuomet eidamas kalbėti su žmonėmis, tu žinojai, kokia tema tikrai iškils ir reikėjo nemažai kantrybės kalbėti, atsakyti į klausimus, aiškinti, argumentuoti, kodėl mes esame Liberalų sąjūdis ir toliau prašome jūsų pasitikėjimo. Bet aš šiaip esu kantri, tai man tas nebuvo labai sudėtinga. O aš tai, man lengviau atsakyti ir sąžiningai, ir gal šiek tiek net skaudžiai turiu atsakyti. 17 metų partijos pirmininko rinkimuose aš laimėjau prieš Vitalijų Gailių 330 balsų prieš 329. Aš laimėjau, susilaukiau visokių priekaištų, kai kurių manęs nemėgstančių partiečių balsais, bala nematė, bet aš supratau kitą dalyką. Partijoje pusė žmonių manęs nenori kaip pirmininko. Mato kitą geresnį pirmininką, tuo atveju Vitalijų Gailių. Man labai imponavo Viktorija. Ir man, kuri tuo metu motinystės atostogose ten ir taip toliau, pradedanti Seimo narė, nuo 15 metų balandžio turbūt Seimo narė, bet aš mačiau tą perspektyvą ir aš išlaukiau momento, kai Viktorija grįžo ir pasakiau, traukiuosi iš frakcijos seniūno, po to ankstiname suvažiavimą, aš mačiau, kad ji jau subrendo. Aš manau, buvo reikalingas lyderio pasikeitimas, aš jau buvau įkyrėjęs ir žinot, tai, ką Viktorija sako, porą metų eini prieš televizijos kamerą ir žinai, apie ką kalbėsi, apie baudžiamąją bylą. Tai ar gali šitas žmogus, kuris porą metų nieko kito daugiau nešneka, nes nieko kito manęs ir neklausia, tik apie baudžiamąją bylą, ar tas žmogus gali būti partijos atsinaujinimo vedlys? Niekaip. Deja, tai neįmanoma. Tai aš čia be nuoskaudos iš tikrųjų kalbu, reikėjo atsinaujinimo personalinėme lygmenyje. Tai yra veido atnaujinimas, o veidą radom gerą. Taip, ne apie veidą paklausiu, apie stuburą paklausiu dabar. Tikrai nekartą buvo užsiminta apie stuburą politikoje ir po visų sukrėtimų stuburas gali pastiprėti. Jeigu nelūžta, tai tikrai, kad pastiprėja. Bendrai, Viktorija, ką reiškia politikoje turėti stuburą? Priimti sprendimus net tada, kai tu supranti, kad didesniai daliai žmonių jie gali būti nepopuliarūs. Tai, aš manau, kad čia yra esmė. Pasisakyti ir nuosekliai veikti taip, kaip tiki, net jei supranti, kad kažkoks tai nusižengimas tiem principam galėtų būti trumpuoju periodu populiaresnis. Ir tarkime, kai buvau Seimo pirmininkė, tą labai pajutau, pamenat, buvo šeimų maršas, ar ne? Ir tuomet visiškai nuosekliai ir griežtai ir vienareikšmiškai pasisakiau už tai, kad man atrodo, kad Stambulo konvenciją Lietuva privalo ratifikuoti, buvo už moterų teisės, už žmogaus teisės ir aš pamenu, kaip tokia pykčio banga, ji buvo sukoncentruota į kelis politikus, tame tarpe ir į mane. Ir tai tikrai nebuvo malonu, bet tai yra ta kaina, kurią moki ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tuo metu, mes lyderiai, frakcijos, partijos nedarėme jokių kompromisų, net ir suvokdami, kad kiekvieną dieną tas toks demonizavimas mūsų tikrai numuš reitingus, bus žalingas trumpuoju periodu ir panašiai. Bet taip, man atrodo, stuburas yra apie tai, bet aišku, jį visada verta treniruoti. Esu parašęs Kažkada kaip sportininkė. Kažkada siaurame rate esu parašęs tokį straipsniuką, apeliaciją, kurios neplatinau, bestuburių zoologija, kai ką pavadindamas bestuburiais ir taip toliau. Visi žinom, apie ką jūs. Tai štai
Stuburinių zoologija reikalauja stuburo, bet stuburas neturi būti kuolas, baslys, mietas. Aš čia palyginsiu, prieš Kalėdas susitikau vieną socialdemokratą, dabartinį Seimo narį, sakau, kolega, nu kaip jūs atrodot su tom LRT pataisom? Eugenijau, mes turime stuburą. Sakau, palauk, ką tu sakysi po 2 savaičių, kai tavo vadai pakeis nuomonę? Norėčiau tave sutikti ir paklausti, nu kaip tavo stuburas? Baslys pas tave, o ne stuburas. Stuburas turi savybę turėti lankstumą, įsiklausyti, girdėti. Apie tai, ką šnekame, idėjas, tai lygiai tas pats rinkėjų nuomonė. Taip, aš už tai, kad politikas turi būti lyderis tarp rinkėjų, o ne tas, kuris aklai klausosi. Mano rinkėjai taip sakė, bažnyčioje taip girdėjau, ūkininkų ratelėje taip girdėjau. Ne, tu turi būti lyderis, kuris formuoja idėjas. Mes nesame provincijos valstybė, mes esame pasaulio globalios ekonomikos, globalios politinės kultūros valstybė. Daugelis mūsų žmonių tikrai yra lyderiai atpažįstami savose ratuose pasaulio politikų tarpe ir jie yra lyderiai, kurie veda kitas šalis, tai jie turi vesti ir savo žmonės. Tegul neįsižeidžia žmonės, negali politikai tapti vieną dieną vienos išklausytos nuomonės atstovais, o kitą dieną kitos išklausytos nuomonės. Rinkėjai skiriasi, o nuomonė susiformuoja ir pagal sąžinę balsuoja politikas, kuris kartu turi formuoti ir rinkėjų poziciją. Bet dabar yra populiaru kalbėti apie vertybinės politikos pabaigą ir čia ir šiomis dienomis skamba, kad čia tos senos, suprask, menamos vertybės iš mūsų valstybės vadovų dabartinių, kad jos jau nebeįdomios. Bet man rodos, kad čia ir yra toks sutapimas. Lietuvai vertybinė politika yra ir pats pragmatiškiausias pasirinkimas. Ir liberalui tai yra labai suprantama ir labai artima. Jeigu tu tiki vertybėmis, liberalios demokratijos sargyboje, kaip tai beskambėtų, galbūt kažkiek netgi patetiškai, bet taip yra. Ir tai yra ir pragmatiška, tai mums yra geriausia pozicija, todėl aš visiškai atmetu tą priešinimą nuolatinį vertybių ir pragmatikos ir manau, kad mums yra naudingiausia būti vertybiškais, būti demokratiškais, būti labai principingais, kalbant apie savo požiūrį į autoritarinės valstybės ir palaikymą demokratijomis, palaikymą aukoms agresijos kaip Ukrainai ir griežtos pozicijos, kalbant apie Lukašenkos režimą. Tai bet kokie kompromisai šioje vietoje nėra joks rūpestis mūsų interesais, tai yra tiesiog silpnumas ir tolimesnės agresijos kvietimas jau mūsų atžvilgiu. Tai manau, kad čia liberalai, mes visada apie tai pasisakome ir tikrai pasisakysime. Ir aš taip viliuosi, kad tie tokie būtent pasivaikščiojimai klystkeliais, jie nebus labai ilgalaikiai, neturės tokių labai tolimų pasiekmių, ilgalaikių pasiekmių Lietuvai, kad mes visgi grįšime į tą liniją, kuri yra ir vertybiška, ir pragmatiška. Tame leidinyje apie liberalų istoriją per nepriklausomybę vieną iš dalių pavadinau tarp idealizmo ir pragmatizmo. Taip, aš ten priešinu, nes būta liberalų istorijoje visiškai pragmatiškų žingsnių, būta idealizmu paremtų žingsnių, bet šiaip jau visiškai sutinku, gali būti idealizmas arba vertybinis dalykas su pragmatiniu užtaisu. Gali klajoti tarp debesų, taip sakant, be jokio pragmatizmo, tai liberalai yra ant žemės stovinti vertybinė partija, kuri ieško pragmatinių galimybių realizuoti tas idėjas. Arba kurti idėjų lauką ir kurti kitokį gyvenimą paremtą liberaliomis idėjomis. Man kaip buvusiam miesto merui, savivaldybininkui, galėčiau atskirą paskaitą apie tai, kaip savivaldoje gali liberaliai daryti tam tikras reformas, kurios visiškai naudingos bendruomeniai, visuomeniai. Tai nepamirškim, gerbiami liberalai, kalbėjimas apie idėjas ir vertybės nėra tuščias filosofinis šnekėjimas tarp pilkų debesų. Ne, tai yra stovėjimas ant žemės, turint vertybinį stuburą, sugebant daryti labai pragmatiškai ir praktiškai reikalingus darbus. Žinot, iš karto reklamos galiu šiek tiek padaryti, kad jūsų minimas leidinys bus mūsų interneto puslapyje, tai galės visi pasiskaityti. Totali sėkmė, kaip mano patarėjas sako. Tai galės pasiskaityti plačiau, nes
tiek ir užsirašęs dar daugybę klausimų, tiek ir galvoju daugybę klausimų, bet laikas labai eina į pabaigą. Ir dabar šiek tiek pažvelkim į ateitį. Ir Liberalų sąjūdis šiuo metu yra labiausiai jaunimo palaikoma politinė partija Lietuvoje. Ir mano klausimas toks, Eugenijau, pradėkime nuo jūsų. Ką norėtumėt perdot jaunajai liberalų kartai? Aš kaip 66 metus einantis pensininkas noriu jums pasakyti, jaunime atėjo jūsų laikas, įsiklausykit, ką sako liberalai, ką teigia liberalizmas ir grįžtim prie to, ką tik tais pasakiau. Tai yra ir vertybiniai, idėjiškai labai gerai skambantis dalykai, kurie gali būti realizuojami praktiškai. Tiek nacionalinėme, tiek pasaulinėme užsienio politikos saugumo lygmenyje, tiek savivaldos lygmenyje. Tai dirva jum išpurenta, ateikit, dirbkit. Aš tikrai laukiu, kada tą nepriklausomybės stiprinimo darbą iš mano kartos galutinai perims naujoji karta, jaunesnė karta. Viktorija, mano vaikų metų karta, jau galiu sakyti, perėmė, bet turi ateiti tie, kurie šiandien sako, man politika neįdomu. Bet tai gerai, už tave nuspręskite. Tai arba tu domiesi ir pats darai, arba kiti ateis padarys, ir tu sakysi, bet jie blogai padarė. Tai galvokim. Aš už tai, kad ateitų jauni žmonės, visada ieškojau tų jaunų žmonių, vieną kitą radau, dauguma pasiteisino, pasitvirtino, išimčių taip pat būta. Tai kągi, visiems linkiu partijos žmonėm, partijos rinkėjim, galvojantiem apie padorę politiką žmonėm linkiu gražios Lietuvos ateities, o ji tokia ir bus. Jūs čia kalbate apie politinę dirvą, bet po šio pokalbio, vos išgirs apie politinę dirvą, man iškart bus mintis apie jūs ir sraigės. Tai man reikės dar laiko šiek tiek susipras, kad politinė dirva nėra tik Aš dar ir apie dirvožemius galiu papasakoti, pelėniniai, glėjiniai ir taip toliau. Bet gal palikim dar tą visą zoologiją ir visas kitas panašias temas šalia. O Viktorija, ką jūs palinkėtumėt? Na, aš sakyčiau, kad jei galima kažką liberalams prikišti, tai kad gerais laikais mes būname, šiek tiek tingus. Tai dabar geras laikas jaunimui būti liberalais, nes laikai nėra geri, jie yra sudėtingi. Ir tada liberalai tampa revoliucionieriais, jie tampa tais, kurie yra gerąja prasme radikalūs, kurie yra ryžtingi, kurie gina svarbiausius principus, valstybės pagrindus. Kitais žodžiais tariant, jauniems žmonėms dabar yra labai geras laikas būti aktyviais liberalais. Ir kitas dalykas, čia jau objektyviai, akivaizdu, kad ši karta turės priiminėti sudėtingus sprendimus, rasti sprendimus problemoms, kurių masto mes dabar dažnu atveju dar nesuvokiam. Ir skirtumas tarp stebėjimo šių procesų iš šono, kažkur iš toli, ir buvimo jų viduje, prisidėjimo prie sprendimų paieškos, man atrodo labai didelis. Aš pati savęs klausiu kartais, ar aš norėčiau dabartinėje situacijoje su visa geopolitika tiesiog būti stebėtoja ir ant sofos piktintis ir sakyti daug galbūt įžvalgų įvairiausių, ar visgi būti viduje politikos ir bent kiek prisidėti prie didelių, prie globalių procesų, turėti nuomonę, pasisakyti, kreipti kažkiek tai ir viešą mūsų gyvenimą. Ir man rodos, kad būti viduje yra kur kas įdomiau ir prasmingiau. Tai to jauniems žmonėms ir linkiu, būti viduje, būti procesų sukūryje ir aišku rinktis liberalus, jų dabar labai labai reikia Lietuvai. Viktorija, ar ateitis yra liberali? Be abejo, taip. Pritartumėte, Eugenijau? Tai čia pritariu, nes liberali, kaip be pasivadins, įvairovė, tikiuosi, kad išliks. O tai jau yra pagrindas liberalizmui. O jauniems žmonėms šįryt turėjau paskaitą vienoje gimnazijoje ir aš pasakiau, jūs neįsivaizduokite, kad jūs galėsite nusišalinti nuo Lietuvos gynimo. Net ir tada, jeigu jūs būsite išeivijoje, jūs taip kaip viena išeivių karta rūpinosi Lietuvą, jūs irgi rūpinsitės. Čia Lietuvoje su ginklu, su plunksna, su protu, jūs taip pat būsite atsakingi už Lietuvą. Tai labai matau perspektyvą jauniems žmonėms ateiti į politiką ir prisimti atsakomybę nuo rytojaus. Ačiū labai už šitą pokalbį. Padiskutavom apie pradžią, augimą
ir žinoma ateitį. Prisiminkime, kad liberalų sąjūdžiui 20 metų, tai jaunas žmogus, kuris tik pabaigė mokyklą, galbūt stojo universitetus, galbūt išėjo tarnauti Lietuvos kariuomenę ir visa ateitis yra liberali. Ačiū už pokalbį liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorijai, vienam iš liberalų sąjūdžio steigėjų Eugenijui Gentvilui ir visus šiandien stebinčius ar klausančius mūsų kviečiu komentaruose padiskutuoti. Ar pritarėte, kad ateitis yra liberali, nes mes manome, kad tikrai taip. Ačiū dar kartelį už pokalbį ir iki kitų pokalbių. Ačiū. Ačiū. Sureikšminkim liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai.